Sveiki! Šiandien pakalbėsiu apie skoliozę, supažindinsiu jus su ja ir duosiu patarimų vaikams, kurie turi skoliozę ir lanko ugdymo įstaigą. Skoliozė – tai sudėtingas stuburo iškrypimas frontalioje, sagitalioje ir horizontalioje plokštumose, kuriam būdingas 10 laipsnių pagal kampą šoninis slankstelių nukrypimas kartu su slankstelių rotacija apie savo ašį. Žmogaus stuburas, stebint iš šono, turi 3 anatominius slinkius, tačiau žiūrint iš priekio, sveikas stuburas turėtų būti pakrypęs tik labai nedaug. Idiopatinė skoliozė – tai dažniausia skoliozės forma, kurios priežastis dažnai lieka nežinoma. Nėra aišku, kodėl vystosi kreivas stuburas, kodėl vieniems iškrypimas progresuoja, o kitiems ne. Ją sudaro 80–85 procentai visų atvejų. Ji paprastai pasireiškia vaikystėje ar paauglystėje, pas vaikus, kurie yra visiškai sveiki ir neturi jokių sveikatos sutrikimų. Ji yra skirstoma pagal amžių. Infantilinė – kūdikių ir ankstyvojo amžiaus vaikų skoliozė. Stuburo iškrypimas išsivysto per pirmuosius 3 gyvenimo metus. Kūdikių idiopatinė skoliozė kartais pranyksta savaime. Iki 12 mėnesių kūdikiai dažniausiai pasveiksta spontaniškai. Juvenilinė – vaikų skoliozė, kurią sudaro nuo 12 iki 21% atvejų. Stuburo deformacijos išsivysto nuo 3 iki 9 metų amžiaus. O labiausiai pasitaikanti bei diagnozuojama yra paauglių idiopatinė skoliozė, kurią sudaro nuo 77 iki 87% atvejų. Ši forma išsivysto nuo lytinio brendimo meto pradžios iki jo pabaigos. O kokie gali būti skoliozės korekcijos būdai bei pagalbos priemonės? Konservatyviomis gydymo priemonėmis dažniausiai siekiama vystyti vaiko raumenyną, ištempti sutrumpėjusius raumenis bei koreguoti laikyseną. Konservatyviam gydymui priskiriamas sekimas, korseto nešiojimas ir kulno, pėdos skliauto ar viso pado kėliklių naudojimas. Korsetai rekomenduojami pacientams, kurių stuburo deformacija didesnė nei 20–40 laipsnių ir vaikas intensyviai auga. Kiti korsetai gaminami individualiai pagal paciento stuburo linkius ir palaiko stuburą taisyklingoje padėtyje. Būtent todėl jie turi būti dėvimi viso augimo laikotarpiu – 23 valandas per parą. Nustatyta, kad Schroth metodas gali veiksmingai sumažinti liemens pasukimo kampą. Ilgalaikis pilateso pratimų taikymas gali veiksmingai padidinti vaikų lankstumą ir koreguoti laikysenos parametrus, bei sumažinti raumenų skausmą, kai šie pratimai taikomi su kitais gydomosios mankštos pratimais. Verta paminėti, jog plaukimas pripažįstamas kaip bene geriausias būdas pagerinti paciento fizinę būklę, ypač asmenims, turintiems didelį stuburo nukrypimų laipsnį, kurių fizinis judėjimas ir gebėjimai yra dažnai riboti. Tai pavyzdžiui įvairūs žaidimai ar gimnastikos pratimai vandenyje, specialūs plaukimo pratimai, skirti atskiroms raumenų grupėms stiprinti, bei laisvas plaukimas. Kasdienybėje galimos išmaniosios laikysenos stebėjimo priemonės, kurios turi vibracijos arba garso signalus, kurie aktyvuojami, kai žmogus pradeda lenkti nugarą arba nesilaiko taisyklingos laikysenos. Šios priemonės, kaip pavyzdžiui Lumo Lift, dėvimos ant nugaros arba viršutinėje kūno dalyje. Susidūrus su skolioze, pagrindinis specialistas bus ortopedas traumatologas, kuris nustatys skoliozės diagnozę ir vertins stuburo iškrypimo laipsnį. Gali būti reikalingas chirurgas, tačiau 90% visų skoliozės atvejų deformacija būna nedidelio laipsnio, todėl taikyti chirurginio gydymo neprireikia. Fizinės sveikatos problemos neretai pasireiškia kartu su psichologiniam, dėl deformacijų ar ilgai jaučiamo skausmo, kuris gali sukelti ir depresiją. Jei vaikas jaučiasi psichologiškai paveiktas dėl savo būklės, reikėtų jį paskatinti apsilankyti ir pas psichologą. Kineziterapeutas
Sudarys individualizuotą mankštos pratimų planą, pagal kurį vaikas stiprins ar atpalaiduos raumenis. Tuo tarpu ergoterapeutas mokins atlikti kasdienines užduotis, kad būtų kuo mažiau apkraunamas stuburas. Patarimai vaikams, turintiems skoliozę, kurie lanko ugdymo įstaigą, bei jų tėveliams ir pedagogams. Nepirkti krepšių, kurie yra skirti nešiojimui ant vieno peties. Geriau rinktis ortopedinę kuprinę. Nenešioti kuprinių ant vieno peties, nes tai kelia netolygiai pasiskirsčiusi raumenų tonusą. Gali skatinti progresuoti stuburo iškrypimus, kai kuprinė tempia vieną petį į vieną šoną. Kuprinė turėtų būti nesunki. Geriausia knyga susidėti spintelėje ar palikti klasėje, susitarus su mokytoju. Iš anksto pasidomėti, kokias priemonės atsinešti, kad nesinešioti nereikalingų daiktų, kurie suteikia papildomo svorio. O kuprinės svorį stenkitės paskirstyti tolygiai. Sėdint klasėje, stenkitės, kad apatinė nugaros dalis būtų paremta atlošu. Sėdėkite vertikaliai. Raumenys turėtų palaikyti taisyklingą stuburo padėtį. Komunikuokite su kineziterapeutais ir sužinokite atpalaiduojančius pratimus, kuriuos vaikas galėtų nesunkiai atlikti mokykloje, kai pradeda jausti nuovargį. Atkreipkite dėmesį į galimybę pritaikyti aplinką. Mokiniui skirkite reguliuojamą aukščio kėdę su tinkamu atlošu. Skirkite tinkamo dydžio stalą, kad mokinys sėdėtų tiesiai, be lenkimosi į priekį. Klasėje turėkite kelias erdves, kurias mokinys galėtų keisti. Pavyzdžiui, suolas bei klasės gale esanti minkšta erdvė atsipalaidavimui. Sėkmės panaudojant šias žinias bei patarimus praktikoje.